Per tokį orą tai visiškai nėra ką veikti. Tik mašinas sėdė daugiau nieko. Rugpjūčio 10. Lyja, dūksna. Visoj Lietuvoj. Vasariška. Pala, man Indrė skambina. Klausau? Labas. Mes turėjom šiandien susitikt. Žinau, aš nelabai galiu. Nu, mes į Klaipėdą dabar važiuojam. Nu, rimtai važiuojam į Klaipėdą, nu. Mes į Klaipėdą važiuojam, taip, Tomai? Nu, jo, 30 km liko Klaipėdos. Nu, aš tau nemeluoju, rimtai su Tomu esu dabar važiuojam į Klaipėdą. Dabar reklamą per radiją, mašiną, rimtai, va. Girdėjai? Girdėjai? Tau, ko tu netiki pastoviai, tau ką, kokį ženklą nufotkink Klaipėdos, ar kas tau yra? Rimtai? Gerai, tuoj nufotkinu, davai, tuoj nufotkinu. Seni, tu turi internetą, davai, jum per Google Klaipėdos ženklai, jum, davai, greičiau. Tuoj, palauk. Palauk. Va, žiūrėk. Palauk. To išsiųsiu šiai. Gerai. Jo, jau išsiunčiau. Mane perskambin dabar, ar kas? Tai paskambink, nu, tipo, kad įrodai. Va, tai tegu jį gauna. Si, gerai. Nugavai jau? Ai, tai jau tiki, tau pastoviai reikia visada įrodyti, kur aš esu ir taip toliau. Nu, aš sakiau, kad aš Klaipėdoj. Ne, bet tu visą laiką netiki manim. Ai, okei. Iki. Ate. Paėjo? Tai aišku, taip greit įsimazinau, dar nebuvau taip įsimazinęs. Geras. Įsekė žiauriai. Prakaitas net išmušė. Varom pavalgyti kažkur. Galim, dzin man dabar iš tikrųjų. Galim bet kur varyt šiandien. Tik ne į Klaipėdą.